Boa tarde, colegas. Bem-vindo a Portugal. Portugalija – tai labiausiai nuo Lietuvos nutolusi Europos valstybė. Jei jau Ispanija vadinama Europos galva, tai Portugalija, būdama labiausiai vakarus nutolęs kraštas, kur baigėsi žemė ir prasideda jūra, yra tartum karūna ant galvos. Portugalija – pietvakarių Europos valstybė. Portugalija ribojasi tik su viena šalimi – Ispanija, o kitą šalies pusę skalauja Atlanto vandenynas, kur pakrantės ilgis siekia 1800 km. Portugalijoje gyvena 11 milijonų žmonių. Lisabona – tai nuostabaus grožio Portugalijos sostinė ir tuo pačiu didžiausias valstybės miestas bei uostas. Etninė sudėtis – tai homogeninė Viduržemio jūros protėvių rasė. Apie 1% gyventojų sudaro afrikiečių kilmės gyventojai, kurie emigravo į žemyną per dekolonizaciją. Taip pat nuo 1990-ųjų į Portugaliją pradėjo plūsti rytų europiečiai. Valstybėje moderni demokratija, plėtojasi mokslas, bet sunkėja ekonominė padėtis. 2010 metais Portugalijos ekonomika buvo krizės būklėje. Svarbiausios problemos – didelis valstybės biudžeto deficitas ir užsienio skola, kuri metų pabaigoje sudarė 83% BVP. Aplinka – pabrėžiama kontrolė. Nors šalis sparčiai atsigauna ir plečiasi po šimtmečius trukusių okupacijų ir revoliucijų, tačiau ir šiandien Portugalijoje pastebimas lėtesnis, tradiciškesnis ir konservatyvesnis požiūris į gyvenimą. Čia sutvarkyti reikalus gali užtrukti ilgiau nei kitur vakarų Europoje. Su pašaliečiais čia išlaikomas pagarbus ir malonus atstumas. Naujas idėjos sutinkamos atsargiai ir iš pradžių santūriai. Kokiosgi tinkamos temos pašnekesiai? Tai politika, dabarties įvykiai, menas, sportas, ypač futbolas. Muzika, ypatingai fado, savitai graudi portugalų baladės forma. Ir filosofija, kol tema netampa problematiška. Netinkamos temos. Amerikiečiai dažnai pokalbį pradeda nuo How you doing? Okay, how you doing? How do you do? How'd you do? How you doing? Na, tai ko jūs užsiimate? Portugalijoje tai pernelyg asmeniškas klausimas ir ne pati įdomiausia pokalbio tema. Be to nedera teirautis apie privačius šeimos reikalus, žmogaus išsilavinimą, buvusią monarchiją, reikšti savo nuomonę apie Ispaniją, išsakyti neigiamą požiūrį į bulių kautynės, kadangi portugališkos bulių kautynės skiriasi nuo ispaniškų. Paprastai Portugalijoje bulius neužmušamas ir toli gražu nėra tokia aistra kaip Ispanijoje. Tonas, garsumas ir kalbėsena. Pokalbiai tarp svetimų žmonių paprastai prasideda mandagiai, santūriai ir taip vyksta toliau. Net valgant, kai vynas upeliais liejasi, pašnekesys yra taikus menas. Jis teikia malonumą, jo mėgaujamasi, apie jį išsakoma nuomonė, bet jis niekuomet neišeina į lankas ir visada vyksta pagarbiai. Laikas – polichroniškas beveik laisvo traktavimo. Portugalijoje kone visais atvejais laikas yra antraeilis dalykas. Punktualumo nėra griežtai laikomas. Dažnai vėluojama į susitikimus, terminai gali būti suprasti kaip gairės. Tai nepaprastai polichroniška kultūra, ypač krintanti į akis įsisąmoninusioje laiko svarbą Europoje. Portugalijoje niekur neskubama. Ir Algarvėje, ir Lisabonoje tiek oficialūs, tiek neoficialūs pietus vėluoja pusvalandžio ar valandą ir tęsiasi visą vakarą. Susitikimai prasideda ir baigėsi, kada pasako primantieji sprendimus, o ne pagal numatytą dienotvarkę. Dėl verslo sutarčių deramasi ir sprendžiama savaiminiu tempu. Jei esate pakviestas į svečius, visiškai dera. Tiesą sakant, net būtina atvykti pusvalandžiu pavėlavus. Jei ateisite anksčiau, galite sutrukdyti šeimininkui ar šeimininkiai ruoštis. Į dalykinius susitikimus vėluoti 15 minučių ar daugiau nieko tokio, bet naujam darbuotojui ar svečiui geriau ateiti laiku. Susitikimai iš tiesų prasideda tik tuomet, kai susirenka visi dalyviai, ar bent pasirodo priimantieji sprendimus. Nedera klausti, kodėl ir kas pavėlavo.
jie visuomet ras pasiteisinimą. Veikla švelniai orientuota į dalykinius santykius. Nors organizuodamos verslą firmos paprastai remiasi vertikalia hierarchija ir galutinis sprendimas priklauso nuo aukščiausio pareigūno, portugalų direktoriai kiek galėdami vengia tiesioginių konfliktų su personalu, švelniai su jais kalba ir atsižvelgia į asmenines pavaldinių bėdas. Tokie padraugiški jų santykiai ir su verslo kolegomis. Komunikacija. Formali, daugiau ekspresyvi. Portugalijoje reikalus galima tvarkyti teisingai ir neteisingai. O tai žmonių santykius daro formalesnius tiek privačioje, tiek darbo aplinkoje. Portugalai yra formalios kultūros, nors svetimtaučių sutinka draugiškai ir maloniai. Šeimos nariai vienas su kitu bendrauja pagal formalias taisyklės. Išreiškiama pagarba tradiciniams šeimoms vaidmenims bei amžiai. Ir tai nėra dirbtina ar įmantru, o daroma su meile ir spontaniškai, tačiau pagarbiai ir formaliai. Dalykiškoje aplinkoje kalbėkite negarsiai ir pagarbiai, tai pelnysite pagarbą. Portugalai oficialūs, išlaikykite jų žvilgsnį. Nepamanykite, kad tokiu elgesiu tyčia stengiamasi jūs sutrikdyti. Tai portugalai rodo susidomėjimą. O jeigu nukreipsite akis, kolegos portugalai pamanys, kad arba jums neįdomu, arba esate nemandagus. Fizinis sveikinimosi stilius – tai paduoti ranką. Spausdami ranką žmogui, su kuriuo susitinka pirmą kartą, portugalai nesišypso ir nenaudoja kitokių nežodinio bendravimo formų. Vyrai turi laukti, kol moteris išties ranką, ir moteris sprendžia, paduoti ranką ar ne. Visuomet laukite, kada būsite supažindintas, o pats nepažįstamiesiems žmonėms neprisistatykite. Portugalams smagiausia, jei tik galima, kad supažindina trečias asmuo. Portugalų erdvė – viešoji. Grupinė orientacija į fizinės erdvės panaudojimą. Dominuoja atvira erdvė. Pirmenybė teikiama artimesnei distancijai. Romano kultūros šalyse glaudūs asmeniniai ryšiai dažniausiai išreiškiami fiziškai. Vadinasi, kuo arčiau prie jūsų prieina kolegos portugalai, tuo geriau reaguoja į jūsų pasiūlymą. Didelis portugalų netikrumo vengimas. Rodiklis 104,2. Rizikuojantys ar vengiantys rizikos. Apskritai romanų šalis nelinkusias į riziką ir tai yra viena iš paskatų kliauti struktūra bei hierarchija. Portugalija nėra išimtis. Sprendimai gali būti priimami ilgai ir nuobodžiai, nes reikia pasitarti su įvairiais hierarchijos lygmenimis ir su informacija turi susipažinti daugelis. Bet tai ne todėl, kad laikomasi hierarchijos konsensuso ar vengiama tolesnių pakeitimų, o todėl, kad nuosekliai rūpinamasi detalėmis ir tikslumu. Net kai žmogus įgaliotas nuspręsti, jis gali delsti žengti galutinį žingsnį. Valdžia. Kaip ir buvo minėta, pagarba turi būti rodoma amžiui ir hierarchijai. Jaunosios kartos atstovai, ypač miestuose, jaučiasi esą kur kas stipresnės asmenybės nei vyresnioji karta. Bet Romos katalikų hierarchija vis dar turi didelę įtaką, sprendžiant kas, ką ir kada daro. Tad Portugalų darbovietėse tvarka yra griežtai hierarchinė ir žmonės aukštose postuose turi didžiausią galią priimant sprendimus. O iš žemesnio personalo reikalaujama vykdyti nurodymus, kuo mažiau prieštarauti ir išspręsti visus nesklandumus, kol jie nepasiekė viršininkų. Pagarba amžiui Portugalijoje labai išreikšta ir kasdieninėme gyvenime jaunesni žmonės ją rodo tiek vyresniems savo šeimos nariams, tiek svetimiems. Lyčių vaidmenys griežtai apibrėžti, retai sutiksi Portugalę visuomenėje turinčią aukštesnį profesinį autoritetą. Portugalijos susirinkimai ir prisistatymai. Per to paties lygmens darbuotojų susirinkimus kalbama atvirai ir dalijimasi idėjomis. Tai daugiau posėdžiai, skirti pasidalyti informaciją ir priimti sprendimus, tad juose sveikintinas kiekvienas žodis. Tokiais atvejais diskusijos būna gyvos, vienu metu kalba daug žmonių. Net per pristatymus užduodama daug klausimų.
kito kalba nepertraukiama. Formalesnių, konservatyvesnių organizacijų susirinkimuose dalyvauja įvairių lygmenų darbuotojai. Juos sušaukia sprendimų priėmėjai, kad gautų informacijos iš apačios, paaiškintų tikslus ir suformuluotų veikimo planus. Tokiais atvejais ne visi dalyviai išsako savo nuomonę ir neprideda priimant sprendimus. Individualizmas. Tai partikuliaristinė šalis. Rodiklis 27. Taigi pabrėžiami santykiai, o ne abstrakčios taisyklės. Bendradarbiaujančios atviros komandos, kuriuose žmonės dalinasi atsakomybę, o griežtai individualiai apibrėžtos užduotys yra retenybė. Komandų nariai linkę atlikti jų grupiai paskirtas užduotis, vadovaujant grupės lyderiui. Ilgai mėgsta gyventi su tėvais ir neskuba baigti mokslo. Tam yra visas gyvenimas. Mėgsta, kai jais rūpinasi. Toks šeimos modelis ir suformavo socialinę darbo grupių struktūrą bei stabilumą darbo aplinkoje. Konkurencingumas. Portugalijoje galime išskirti kooperaciją. Pabrėžiama gyvenimo kokybė, tarpusavio priklausomybė ir santykiai. Dirbti, kad gyventų. Darbuotojai atlieka tai, ko iš jų reikalauja viršininkai, o planų, metodų ir ataskaitų parengimas gali ilgai ištrukti ir pareikalauti daug pastangų. Surinkti būtiną informaciją, atlikti tai, ko reikalauja viršininkas ir sulaukti bendro kolegų pritarimo, kad būtų pasiektas koks nors tikslas, gali atimti daug laiko. Susitikimus suplanuokite kuo atidžiau ir iš anksto, bet tikėkitės pakeitimų. Bent pirmojo susitikimo tikslas – įgyti tarpusavio pagarbą bei jūsų ir kolegų portugalų pasitikėjimą. Portugališko aplinkoje gebėjimas užmegzti artimus santykius, padaryti gerą pradžią, sukurti ilgalaikę geranorišką atmosferą yra ne tik tai būtina derybų sąlyga, bet ir jų veiksmingumo garantas. Tokį talentą turintys portugalų derybininkai yra puikūs ledlaužiai per tarptautinius susitikimus, kurių dalyviai iš pradžių būna šalti ir formalūs. Portugalams sutartis tik teisinis formalumas ir jos gali nepaisyti abi pusės, jei vėliau iškyla tokia būtinybė. Jų manymu, gerai surašyti dokumentai padeda išvengti netikrumo ir dviprasmybių. Struktūra daugiau orientuota į tvarką. Portugalai mėgsta turėti reikalų su aukščiausiais bet kokios organizacijos pareigūnais. Tai pasakytina ir apie su jais bendradarbiaujančius užsieniečius. Dažniausiai jie taikosi griežtų nurodymų eiliškumo. Kad ir kokioje srityje dirbtumėte, ten bus nustatyta darbo tvarka. Nukrypdamas nuo jos, tik prisidarysite savo sunkumų, net jei ketinate apeiti tai, kas atrodė kliūtimi. Portugalai lankstus, sukti ir realistai. Mąstysena. Dedukcinė labiau analitinė. Proceso ar rezultato šalininkai. Kaip ir kitose romanų kultūros šalyse, čia labiau pasikliaujama dedukciniu procesu. Tai kaip darbai atliekami, taip pat svarbu kaip ir galutinis rezultatas. Tačiau portugalai kartu laikosi asociatyvios logikos, grindžiamos tuo, kad kas pavyko su kitais panašioje situacijoje. Net jei tos dvi situacijos nėra tiesiogiai viena su kita susijusiose. Portugalams, kaip ir daugelį romanų šalių, žmonių būtini sklandus darbiniai tarpusavio santykiai. Jo labiau su svetimtaučiais, bet jie nepuola į kraštutinumus ir nepučia miglų, kad tik išvengtų konflikto. Kitų romanų kultūrų nuostata, kad ilgainiui reikalai patys susiklostys, portugalams nėra būdinga. Apskritai, jų pasaulėžiūra šiek tiek pesimistiškesnė. Ačiū už jūsų dėmesį. Darbą parengė Monika Sarvaitė, Vaida Baranauskaitė ir Evelina Tarasevičiūtė.